Norim palinkėti, kad ateinantys metai būtų derlingi, būtų sėkmingi, kad visiems būtų labai laimingi. Šiandien prisivalgykit daug, kad nes 7 savaitės turėsit badas. Badausiu. Išseksim. Ačiū labai už sveikinimus, mes to paties jums linkime ir taip pat kviečiame vaišintis 12 valandą vaišintis mūsų blynais kieme. Reikia kažkur, kur čia. Nuotrauką daryt. Aš negali šokti. O, velnės. Morės nusifotografuoto. Oi, kokia graži blondinė prie morės. Oi, graži, ir negirdi. Oi, blondinė, sveiki. Visus. Gera. Paskiau. Durko užtenka. Jeigu dabar paskiau neliks, bet šiemet labai Na, o mes su Žyduku šaltą žiemą prakentę šiandien švenčiam užgavėnių šventę. Su viena šakute vartyt blynus. Gerai. Gerai jau viskas. Kad šiandien sutikę nepriešalį žmogų brangų. Gerą žodį tarkim, tik nesibarkim. Gerų metų linkėkim ir linkėjimais tikėkim. O linkėjimai tokie. Stiprią sveikatą turėti, savo artimą mylėti. Blogus balus apspjaudyti, 10 prisigaudyti, darbų neprarasti, visas krizės nugalėti ir pinigiukų kišenėje visada turėti. Apie ateitį svajoti ir šią dieną uliavoti, svečius visus maloniai priimti, blynais, lašiniais vaišinti, žiemą išvyti ir sielą išsivalyti. Ar žydelį girdi? O kas ten atvažiuoja? Kviečiam dabar visi kartu čigonus, užsukti pas mus. Nu, čigonai, į šventę, užsukim. Čia čigonai, blynų ir lašinių turim. Oi, kiek daug čigonų, ai, tai šventė bus.
smagiai padansavoti balavaiku, priplepėti, gerų metų palinkėti. O aš paporinsiu štai ką. Jei užgavinių dieną prisivalgysite tiek, kad pilvas bus kietesnis už kaktą, būsite sotus visus metus. Užgavinių dieną nepamirškite išsivolioti sniege. Vienas kitą pašventinti sniegu, perduosite nusilpusiai žemė savo gyvybingumą, o žemė suteiks mums jėgų. Jei užgavinių dieną būsime draugiški prie stalo, bitės prineš daug medaus. Jei pamintysite kepures, augs grybai. Galite pradėti tai daryti. Jei užgavinių dieną ant stogo sniegas, tai ir Velykos bus su sniegu. Nu, čigonės, prašom prisijungti prie visų, šokti, dainuoti. Oi, žydelis, skrandį lyg skauda. Valgyt būtų dar neblogai, ką? Kaip tu manai? Norėčiau ir aš pavalgyt blynų skanių. Betgi tiksliai, Gistakliškių mokyklos kieme atsidarė blyninė. Man atrodo, mums tikrai su žydeliu būtų neblogai apsilankyti, pakalbinti pirkėjai, pardavėjus. Tai galbūt kažkas norėtų pradėti savo blynus pristatyti, manau, nu aišku, vyriausi, tai 12 su blynais. Būtų norinčių pašnekėti. Ar blynų neiškepėt? Tai vaikai negeri esate, jei blynų neiškepėt. Iškepėt blynų. O kur blynai? Tai einam, žydelį, mes arčiau. Ar galėsim su žydeliu pavalgyti ir mes? Galėsim? Nu tai prisistatykit. Galėčiau padėti? Prašau, žydelį. Blynus, mum blynus, nu viso gero. Blynų puotą šiandien mes kelsim, seną sniegą kumščiuose spausim, kaip maži mokinukai puotausim, 12 blynus skanausim. Apie žiemą garsiai juokausim, ar išeiti į gali paklausim. Jei nesutiksi išeiti gražiuoju, mes ir lysim ją, renginant morę. Nu, maladėt, 12-okai, nu, vyriausi, paplojam, žydeliai. Nu, tai žydelį, davai ragauk. Ragauk, žydelį, galime? Nu, žydelį vieną, paimk. Prašau, blynus, pasimkit, svečius pavaišinkit. Nu, skanu? Skanu, sakė žydelis. Nu, o tai, žinokit, manau, ir 11-okai ne ką prastesni bus. Žinokit, skanus. Gera šeimininkė kepėt. Nu, 11-as, prašau, arčiau. Jėzus, apsivalgysim, žydelius. Tai jau šoktaisim tuoj. Nu, labą dieną. Kas jūs tokios gražios? Čigonės. Ar norit pašnekėti? Norim. Nu, tai varyk. Tai va, mes prikepėm įvairių skonių blynų. Kiekvienas iš jų turi reikšmę. Vieni yra laimės, kiti meilės, sveikatos ir mokslo. Taip, kad prašome paragauti. Nu, žydelį, ragauk tu pirmas. Jei apsinuodysi, tai tu. Ir svečius pavaišinkit. Ar norit blynų paragauti? Norit, žydelį, nenoriu. Nu, dabar, manau, reiktų pakalbinti ir pačius mažiausius penktokėlius. Manau, jų blynai bus patys skaniausi. Nu, arčiau penktokėliai, žydeliui dar negana, o tapžora. Kurie šnekės pirma, čigonėlė? Jeigu dar kas nors nežino, eisim šiandien kepti blynų. Vežkite mašiną miltų ir aliejaus, kad nesviltų. 10 kibirų uogienės ir nelauksim vakarienės. Valgysime kol karšti, nes blogai pilvai tušti. Šiandien turim būti sotus, kad pilvai vieši.
visiems šypsotis. Nu šaunuolį, ir žydukai, nepamirškit blynelį vieną. Nu žydelį ragauk. Žinot, šitoje visoje gražioje minėje persirengėlių labai vieną gražią mergaitę pastebėjome. Norėtume pakviesti pašnekėti. Jeigu galima arčiau, štai šit su mėlynu sijonėliu, gelton plaukė, akinukai, graži visa. Drąsiau, panelės. Tai mes matot visi kartu. Visus sveikinam. Ir skiriam dainą. Visi mėlieji, jūs sveikinam su užgavėnėm. Ir atėjom visiems padėti išvaryti kuo greičiau žiemą iš šito kiemo. Ir palinkėti, kad ateinantys metai būtų turtingi, laimingi. Visiems jums sėkmės. O šiandien mes jums linkim labai riebių blynų. Ir mes norim visus pakviesti į bendrą ratelį ir kartu su mum pašokti. Ir mes taip pat atsisveikysim, nes išvykstam toliau, į Seniūnaitiją mus kvietė, yra taip pat užgavėnės švenčiamos. Gerai, kviečiam į ratelį. Čia nuo vyrų priklauso. Ačiū labai gražioms mergaitėms. Oi, jūs nepatikėsit, kaip aš prisivalgiau. Gal norėtųsi šiek tiek pajudėti? Nu, žinokit, turiu pasiūlymą, žydelį. Ar sutiktum dar pauliavot šiek tiek? Žinom. Tai dabar vis kviečiu devintokus į rato vidurį palinksminti žydelį ir čigonėlę. O mikrofono jums nereiks? Jie muziką turi? Thank you.
Paraginam. Jo, ne. Paraginam, ko stovi. Nieko nežinau, paraginam. Gal galima greičiau žydelį šal ir čigonėlį šalta. Pamatot aš. Žydelis prabėgo matyti prie blynų? Kur bėgioji žydelį? Čigonėlę vieną pareikia sušalt. Negražu taip. Nu, o dabar blynus pristatyti kviečiame ir šeštokėlius. Kur šeštokėliai? Blynų žydelis nori valgyti. Neteisi šeštokėliai, aš galiu ateiti. Ar yra čia šeštokų su blyneliais? Yra! Nu, šeštokėliai, arčiaugi nebijokit. Gi žydelis valgyt nori vėl. Labą dieną. Prašau, prisistatykit, kad visi pavalgyt. Mūsų blynai neeiliniai, jie tikri, užgavėniniai. Imkit, sarkit, po vieną, lauk iš kiemo, vykit žiemą. Skanus, skanus, labai ačiū. Žydelį, im žydelį, kol duona blynų. Ir visus prašau papavaišinti. Nu ir dabar septintokai, prašau arčiau. Jau jai pradėjau valgyti iki galų. Labą dieną. Nu, prašau, ar pašnekėsit? Padainuosit? Nežinau, garsiai, mikrofonų reiks. Ar matėt? Nu, žydelis purgą grieps, purgą. Ačiū labai. Dabar jau
žydelė, aš žinok, prisivalgiau, o tu vis valgai, o nepasotinamas tas mano žydelis. Nu ir dabar, aišku, vėl reiktų pajudėti, kaip man. Ar norit vaikai pajudėti? Kviečiame 5-7 klasės pravesti žaidimuką. Į vidurį. Padaryk rotuką. Kiek supratau, tai dabar jie parodys, o paskui nesakė, ką daryti. O paskui ir kiti galėsit prisijungti, dabar pažiūrėkit. Kažkaip skrandis valgyt nori. Nežinau, čia ar šaltis, ar kas. Nu, žydelė, ar nori dar valgyti? Būtinai. Nu, tai 8-tokai. Arčiau, arčiau. Žydelis vėl valgyti nori. Labą dieną, dainuosit? Ne, nedainuosit. Tai prašau. Žinot, ilgai kepim. Labai ilgai kepim. Baisiai ilgai kepim. Per karščius, per šalčius ir galiausiai iškepė. Nu, šaunuoliai, atsiprašau labai visų, kurie buvo čia, bet dar reiktų pasakyti, kad kultūros namai vertina blynus, tai jeigu kas nors dar turit, prašau nunešti, jie tikrai įvertins. Prašau ir jūs. Mums žydelį, imk ragauk, maladės mergaitė. Aš paimsiu, mane žydelį. Ačiū, ačiū. O ar yra čia 9-tokų? Ar mokosi stakliškėse 9-tokai? Niekur nematau 9-tokų. Kur 9-tokai? Ai va, 9-tokai. Labą dieną. Nu, prašau, prisistatykit. Arčiau mergaitės. Kepė, 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 kepė Vidas blynus. Kepė, 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 kepė Vidas blynus. Blynai, Viduko blynai, Viduko blynai, labai skanu. Blynai, Viduko blynai,
Kepi, 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 devintokies blynus. Kepi, 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 devintokies blynus. Blynai, blynai, mūsų blynai labai skanus. Blynai, mūsų blynai labai skanus. Nu, šaunuolis tas mūsų Vytukas ir o blynų tai nepalikot mum? Nu, kaipgi čia dabar? Vytuko blynai, ačiū labai. Skanus, skanus. Žinai, Žydelis, ir vėl prisivalgiau. Nežinau, nenormalau čia. Nu, 11-okai, greitai vidurį žaidimuką kokį. Yra čia 11-oką atstovų? O jums nereiks vyrai, ką prie mikrofonų? Ačiū, dėdė, kad Kur čia Vido blynai? Šitie? Nu, ačiū. Nu, vyrukai greičiau, šaltagi čigonėliai. Tai o čigonėlės nenorit į viduriuką? labai didelių reikia Mūsų muzikantas pasistėpti. Žiūrėkit kompaktą ant to akordeono. Pajudėkit, juk šalta labai laukia. O ir ten čigonės laisvos. Gyti, čigonės laisvos. Kas čia dabar? Čigonės laisvos. O mokytojai, prašau į viduriuką pašokti. Ai, kokios čigonės! Ai, žydų gražios čigonės! Krasijoje dėvotė! Atgal kiek įmanoma! Ir dar kartą! Ir pasisukom žvilgsnius ratelės! Pajudėkit ir jūs! Nu, paplojam dabar visi šaunuolė 11-okai. Na ir vėl pajudėjo, manau, reiktų ir užvalgyti. Kaip matau, labai daug yra raganėlių ir čigonėlių ir šiaip visokių vyrukų prieš mus išsirikiavo. Tai kviečiame ir trečiokėlius su savo blynais. Nors ir mažiausi kol kas čia, bet tikrai geriausi, manau. Ar pritarsit man? Šnekėsite? Gerai.
dabar visi garsiai, garsiai. Žyduk im blyną. Vaišingi žyduk. Nu tuk tai bijo. Tikrai. Blyno mums reikia. Nežinau, morito. Patenki varka blynų nevalgo. Va, čigonėliai žino šneką. Kaip jau tikriausiai visi matėte, mūsų mokyklos aukšte puikuojasi labai gražios kaukės. Atsiprašau už trukdžius, ką sakote? Gerai, kviečiame dar, kurie nepristatė savo blynų, labai atsiprašome. Antrokai, prašau arčiau. Mūsų blynai labai skanūs, mums padėjo kepti mamos. Nu, Žyduk, ar nori dar blynelių? Nu ir Žyduką pavaišinam. Nu ir matau dar labai gražios mergaitės, prašau ir jos į vidurį. Nemačiau. Šiandien blynais, pirmokų skanumynais. Šaunuolės, vaišinkitės blyneliais, pirmokų skanumynais. Jau žydelių nebeduokit, labai ir taip storus. Pavaišinkit geriau svečius. Ateikit dabar ir jūs. Mūsų blynai skanūs, valgykit ir būsit ramūs. Žydelių jau nebeduodam ir taip jau prisivalgė. Na tai dabar tęsime kaukės, manau, apdovanojimus ir kviečiame dailės mokslą pakalbėti. Dailės mokslą labai užsiėmusi, bet ji tikrai ateis. Nu, imkitgi negalima, neimti. Ramūnai gal dar nori? Blynų nori dabar. Labą dieną visiems su labai gražia švente. Noriu padėkoti 5-7 klasių mokiniams, kurie dailės pamokose, taip pat technologijų, nepabūgę karantinų, suspėjo ir išeksponavo savo gražias kaukių aplikacijas. Tai labai ačiū šitom 3 klasėm, kurie tikrai ir sirgdami, bet darbus užbaigė. Mes išrinkom 5 darbus, nors visi darbai tikrai labai gražūs, bet išrinkom kruopščiausiai atliktus. 6 vaikus, kur ir įteiksim padėkas ir tokius medalius Žydukė mums padės. Kviečiu Agnę Šermukšnytę, 6 klasės mokinę. Labai graži Agnės kaukė, nueikit visi būtinai pasižiūrėkit ir pasidžiaukit, kokių mes gražių, gabių ir kūrybingų vaikų turim. Akcijos. O, kokį gražų medalį, mes tau irgi labai kūrybingi. Agne. Karolina Ligeikaitė. Garsiai visi pakojo. Rūta Vasiliauskaitė kviečiam. Joana Ditkevičiūtė.
vienas kolektyvinis darbas Linos Kimbirauskaitės ir Karolio Pauliukonio. Prašom. Lina ir Karoli, kur jūs? Pagaus čigonai, jei nepasirodysit. Jau gal pagavo? Dar duosime sudėjimą. Ačiū visiems vaikai prisidėjusiems organizuojant šitą gražią šventę už skanius blynus. Dabar reikės visą savaitę nevalgyti po jūsų vaišių. Ir linkiu dar linksmai šiandien pabaigti šokti su persirengėliais, čigonais ir būti patiems visą laiką tokiems linksmiems kaip šiandien. Ir dabar kviečiame kultūros čigonę aptarti blynų skanumynus, kurie buvo skaniausi. Tikiuosi įvertinsit. Labą dieną visiems susirinkusiems į pačią gražiausią, pačią linksmiausią, pačią išradingiausią metų šventę. Mums teko pati sunkiausia užduotis, argi galima įvertinti blynus. Bet kadangi buvo toks jau reikalavimas, tai mes stebėjom, ragavom, žiūrėjom ir nusprendėm, kad pats išsamiausias, pats įdomiausias blynų pristatymas buvo penktokų, kurie atvežė visą fūrą miltų. Jūs pasižiūrėkit, mačiau visą butelį aliejaus ir didžiulę lėkštę blynų. Taigi kviečiu pirmiausia 5. klasę už išsamiausią blynų pristatymą. Prašom. Ir šiandien visi daug valgykit, daug vartykitės. Dar buvo labai įdomu ir labai nuoširdu antrokų, kur sakė, mums mamytės kept padėjo. Taigi už tą mamyčių blyną prašom antrokėlius. Labai gražus man buvo ir tokį daviau labai gražų titulą 9-okų. Pats lietuviškiausias ir pats užgavėniškiausias blynas. Tobulas lietuviškas užgavėnių blynas. O pats muzikaliausias blynas buvo, nežinau, su mokytoja dainavo visa klasė. Pats masiškiausias ir pats muzikaliausias. Va čia matau dabar kaip tik tą klasę raganaitės ir visi tai kviečiu muzikaliausių blynų atstovus. Ačiū vaikučiai, daug šiandien valgyti. Ir žinoma, dar išrinkau draugiškiausio blyno klasę. Tai 11-okai, kurie masiškiausiai įtraukė visus šokti. Prašom 11-okai. Nu kokis kaipas čigonkai, klausykit, bučiuotis su žydeliu. Tai ką, ačiū visiems, visų blynai nuostabus, valgykit, šelkit, snieguokitės, griuvinėkit, važinėkit ir taip pasitikit saulėtą pavasarį. Kadangi pas mus šiandien užsuko daug čigonų ir jie taipogi atsivežė daug skanių blynų, jie yra tikrai kitokie nei visų, stebuklingi ir tie, kurie paragaus čigonių blynų, bus patys laimingiausi visus metus ir dar pačios valgot. Norit būt laimingos? Žinoma, kai tokie skanūs. Kadangi, prašau visus pavaišinti, o kadangi su jumis atvyko ir žydelis, Jogintas, kviečiame jį su mumis pažaisti. Ką žaisim? Ką žaisim? Ką siūlo? Nuslinko barzda. Dabar reikia visų vyrų, berniukų, nu tų, kurie... Žydeliai, mano, prašau, palikti. Žydeliai visi, prašom į ratą stot.
Visų liurbių nekviečiam, o stipriausius, kiečiausius prašom čia. Visus kiečiausius. Keliukai tegu pasilieka, juos visi pamatys, bet stipriausi, patys kiečiausi vyrai prašom. Va, kuriem moka šaudyti, jūs čia užeikit. Nu gerai, visi kiti ten tie, kaip sakant, likę, tai pasiliko. Tai ir vyras ar ne vyras? Gerai, dabar yra vyrų jėgos šokis. Čia yra, taip sakant, merginos dabar turės augti nuo mūsų stiprybės. Tai va, pradedam taip. Į vieną pusę įdėsim, po to į kitą, o po to darykit kaip aš. Šokam, mes meškutė, meška šoka, kudulus dulka, kodė nešoktų, nedulki. Šokam, mes meškutė, meška šoka, kudulus dulka, kodė nešoktų, nedulki. Dabar visi, Prisijunkit tie, kurie įgavo drąsos vyrai, prisijunkit. Drąsuoliai, kur jūsų drąsa vyrai, jūs vyrai merginos. Ir garsiai visi dainuoja jau dabar. Šokam, mes meškutė, meška šoka, kudulus dulka, kad nešoktų, nedulki. Šokam, mes meškutė, meška šoka, kudulus dulka, kad nešoktų, nedulki. Dar kviečiam visus dabar. Priimti ir važiuoti. Įsikabinam rankom. Siūlai. Paskambinu iš karto mamai. Siūlai. Greičiau. Patys paprasčiausiai žaidimai geriausiai. Esu lieptas, kalnatėnės. Tairulė tu ir nugalėsiu tave. Suličios kalnatėnė vėgia to, man ir jau tu,
Oi, kaip girtis mokė! Aukščiausiam bambo šokė! Vaidė! Aš kūnas tai šoku, ne tai, kaip tu pribirėtų lašinukai. Mano pusėje tiesa! Lašinukai ir tiesa! Balta pilškinė mėta ir įsiko uoklėkė kviečiu! O, davai! Prašau visus dabar pasidalinti, kas už kanapinį į kairę, kas už lašininį į dešinę. Trauksim virvę. Kai pasakysiu startas, tada ir pradėsim. Visi už šitos, visi pasislenkat. Pasislinkit visi lašininiai į dešinę pusę. Dar labiau. Nori, kad greičiau žiema išeina, tai siūlyčiau stoti už kanapinį. Dar visi lašininiai pasitraukit, jeigu gali. Už lašinėlį. Už lašinėlį. Šo visiems, šo. Mėlieji, tas, kuris laimės, tada ir pažiūrėsim. O dabar, žydelį, o tu gul, pusė juosta. Gerai, žydelį, pažiūrėkit, žydelis stovi ties liniją. Tai žydelį kažkas žodžiu, jeigu į tą, tai laimite, į tą, tai irgi laimite. 3, 2, važiuojam! Važiuojam! Greičiau, stipriau! Lašinėlis į toj tavoj buvo stipresnis. Bet kanapinė, taip čia. Kanapinė, taip arčiau. Kaip tu manai, ar sąžininga buvo kova? Manau, ši kova, kad išsiaiškintumėt, kuris geresnis, turi vykti tarp jūsų abiejų. Griebkim maišus, einam į vidurį. Čia, stojam dabar. Rankutės paspaudžiam, jeigu dar biškį turit valios. Galvų negalima ir žemiau juostų. 3, 2, važiuojam, palaikom visi, kanapinį palaikom, kanapinį palaikom. Rium lašinėlį. Kanapinį, dar kviečiam tave biškelį. Dabar kanapinis jums paskaitys savo dienoraštį. Visi turėsit, kai jisai kažką pasakys, visi turėsit sakyti pasižadam. Gerai? Pradedam. Stipresnis už tave lašinėlį. Šiandien tavo išleistorės komandos sutiktovės. Žmonės turi atsitikti mano valią. Šiandien leidžiu pasilinksminti. Per gavėnę turėsite rankų susikaupę būti. Ir savo skelams bei kūnams neleisti būti. Na, o mano patarimas. Tai, šis pasižadėjimas, kurio paklausykite sutūpę, sukaupę ir labai susikaupę. Ar pasižadate nevalgyti dešrų ir tų keptų rūkys? Pasižada! Šokti panašius lašinius ir kitokią mėsą. Pasižada!
Pasižadėti kumpio dešrūrti vandenį. Kiekvieną penktadienį gerti vandenį ir užsikasti tik juodos duonytės ir žuvies plutelė. Pasižadam! Valgyti daržovės ir vaisius. Pasižadam! Ačiū, kanapinė. Jeigu pasižadėjimus vykdysite, išvalysite savo kūnus, o kad sielos būtų švarios, reikia atsikratyti visų nesmagumų, negerovių ir blogų minčių. Kviečiu visus prie laužo smagiai pašokti, padainuoti, pašilioti, visus negerumus išbaišius, sudeginti kartu bobą morę. Kultūros kapela linksmins jūs visus. Lina, eik šon. Kelnių klausyklų, ta morė kokia. Devaša, ne vidai. Pavasariškai nusiteikusi su plona sukniuke. Taigi aš nesikeikiu. Ar
šventėje. Ačiū taip pat ir kultūros namams už tokią gražią muziką. Kviečiu visus dar, kas nevalgėte, pasivaišinti blynais. Jie tikrai labai skanūs. Šokit, dainuokit ir linksminkitės. Thank you.